Sveiki, esu Aurimas Černiakovas, kibernetinio saugumo komandos vadovas. Kibernetiniam saugume dirbu jau 10-metį. Mano patarimas yra prevencija geriausias būdas. Mes negalime 100% užtikrinti, jog tai neįvyks, tačiau su modernizavimu mes galime mažinti šitas rizikas. Tai pavyzdys būtų, svarbiausia grandis yra darbuotojai. Dažniausiai visos kibernetinės atakos prasideda nuo darbuotojų klaidų, ar tai būtų paprasti darbuotojai administracijos, ar tai būtų gamybos darbuotojai, ar tai būtų IT darbuotojai. Pirmiausia, reikia apmokyti darbuotojus apie kibernetinio saugumo praktikas, kaip elgtis su elektroniniais laiškais. Kita kontrolė galėtų būti taip pat elektroninio pašto stebėsena. Tuo užsiima mūsų komanda, mes stebime elektroninio pašto srautus bei užkertame kelią tokiems atvejams. Tai reiškia, sustabdome tokį laišką dar jam nepatekus pas galutinį vartotoją. Taip pat padeda modernios antivirusinės sistemos, tai yra EDR vadinamos, Endpoint Detection and Response. Jos taip pat gali sustabdyti atakos plitimą toliau į tinklą, bei darbo vietų bei tinklo modernizavimas, kas reiškia nauji kompiuteriai su naujom operaciniam sistemom, kurios yra palaikomos, atnaujinamos reguliariai. Lygiai tas pats galioja ir serveriams bei tinklo įrangai. Ir vienas iš geriausių būdų yra taip pat turėti kopijas. Jeigu jūsų duomenys užšifruotas, tai galima jas atstatyti iš kopijų.